Mhm. Mhm. Įrašas prasidėjo. Sveiki visi, aš esu Saulė ir su manimi kartu yra Dovilė. Mes dabar šiandien tyrinėsime mano astralinę projekciją hipnozės metodu. Aš dabar perskaitysiu ir pasidalinsiu savo patyrimu, o Dovilė nuskaitys informaciją plačiau. Praėjusį savaitgalį buvau projekcijoje per pietų metą ir kuom ji išsiskyrė nuo visų kitų, tai kad aš į tą pačią projekciją įėjau daug kartų. Tiesiog vis pajusdavau, kad išslystu, bet vėl su savo valia pavykdavo sugrįžti atgal. Buvo be galo daug muzikos, labai daug dainų ir pradėjau suprasti, kad pasąmonė per tas dainas kalba su manimi. Labai patiko Smooth Criminal daina Michaelo Jacksono, labai strigo. Tai pirmiausia, aš atsidūriau savo namuose, tiesiog išlipau iš savęs, esu pastebėjusi, kad per pietų metą dažnai nepavyksta pakilti, tiesiog aš išsiridinu iš savęs. Ir pradžioje negalėjau matyti, bet pakviečiau savo pasąmonę ir man trumpai pasirodė mano sesers pavidalu, bet labai trumpai ir dingo. Tada aš atsidūriau virtuvėje, mažoje virtuvėlėje ir stovėjau prie lango ir ant lango buvo labai didelis sluoksnis šerkšno, kurį aš rankomis braukiau tiesiog ir mėgavausi. Tuomet atsidūriau namuose ir atėjo mergaitė. Ir aš paklausiau jos, koks jos vardas. Ir ji atsakė, kad jos vardas yra toks pat kaip mano. Ir aš iš karto supratau, kad ji tai aš. Aš pasakiau jai, kad aš esu iš ateities. Ir pasakiau, kad man 39 metai ir paklausiau, kiek jai dabar yra. Jis skaičiavo pirštus, pasižiūrėjo savo pirštus ir pasakė, greitai bus 12. Aš ją laikiau ant rankų kaip mažą sesutę, mes tarsi mėgavomės viena kitos kompaniją. Tada į kambarį įėjo lyg ir mano sesuo, taip pat mano tėtis. Jie buvo panašus į dabartinę šeimą, bet lyg truputį kitokie, lyg jutasi, kad tai būtų paralelinė šeima. Trūko mamos, bet aš jutau, kad ji iš kažkur turi greitai grįžti. Net katinas vaikystės buvo. Ir aš kaip pamačiau kačiuką ir sakau, kisiukas. Ir mano tėtis, paralelinis tėtis, nustebo, kad aš žinau jo vardą. Paklausė, iš kur tu žinai jo vardą? Iš kur tu žinai jo vardą? Ir aš tada atsidūriau prie lango ir žiūrėjau į kiemą. Ir manis galvojau, ką jis man primena. Ir tuomet tarsi visi pajuto, kad aš lyg būčiau ant ribos išėjimo galbūt, nes visi pribėgo prie skirtingo lango, tarsi kiekvienas turėjo savo asmeninį langą. Ir nuo to lango kiekvieno nusileido žaliuzės, tokios kaip iš audinio, kaip dideli paveikslai, su įvairiais motyvais, simboliais, tarsi pasakotų istoriją apie kiekvieną žmogų atskirai. Net katino žaliuzė šitą nusileido, išgirdau šunį lojant garsiai. Ir galvojau, kas čia dabar vyksta. Tai tas žaliuzių nusileidimas kaip kokia grėsmė būtų pasijutus ir kažkas tokio. Ir aš grįžau po šito vaizdo, labai viskas greitai užsidarinėjo ir aš grįžau. Ir dar kažkurio momentu prisimenu projekcijoje, jog skridau per tamsą, kilo vėjas, audra, bet aš neišsigandau, man tiesiog buvo toks jausmas, kad kažkas nepatirta, kažkas įdomaus, Mhm. kažkas kitokio. Mhm. Labai Tai įdomus. aš baigiau jau, perskaičiau. Mhm.
labai daug ir galbūt pradedam nuo tos pačios pradžios tavo. Aha, gerai, galim pradėti nuo tos pradžios, kai aš pakviečiau savo pasąmonę, išėjusi iš savo kūno, pradėjusi jau projektuotis, aš pakviečiau savo pasąmonę ir ji pasirodė mano sesers veidu. Tavo pasąmonė pasirodė sesers veido, ne? Aš manau, kad ten mano pasąmonė, nes aš ją kviečiau ir pamačiau savo sesers veidą, bet tarsi vidumi suvokiau, kad tai mano pasąmonė. Kaip įdomiai, nes iš tikrųjų mūsų tos pasąmonės, jos gali pasirodyti įvairiomis formomis, keisti. Ir netgi gal toks kaip padrasinimas, ne? Kažkaip. Aš pagalvojau, kad jeigu ji būtų pasirodžiusi mano dabartiniu veidu, tai gal aš būčiau ir išsigandusi. Ir galbūt mano projekcija netgi būtų pasibaigusi. Dabar taip, žinai ką, nes tavo pasąmonė ruošia, dabar aš tau pasakysiu vieną, tokią naujieną, kur tau tikrai dabar surezonuos. Kai mes esam projekcijos metu, mes galime sukurti, kaip jau prieš tai minėjau, atsimeni, vakar tau rašiau, kad mes galime sukurti savęs kopiją, kad galėtumėm pakilti, išeiti iš dualumo ribos. Ir kad mes galime išsiskaidyti. Ir yra netgi tokių momentų, kai tu gali matyti savo kūną miegantį ir tu gali stebėti savo tos pasąmonės kopiją, kuri keliauja. Tai tavo atveju, kad tu neišsigąstumai, buvo padaryta Lauros kopija, bet iš tavęs pačios, kad tu neišsigąstum, tave ruošia, čia, žinok, yra labai stipru. Čia vadinasi tas skilimo momentas, kai tu kontroliuoji ir kai tu, tarkim, kodėl, sako, projekcija neįvyksta, aš neprisimenu, todėl, kad tos mūsų dalys yra nesusijungusios. Todėl taip gaunasi, nesėkminga projekcija, nors iš tikrųjų tu projektavai, bet kadangi tavo pasąmonė, kuri yra surišta su fiziniu, ir ta, kuri keliauja, būna, suprantate, atsiskyrusios ir būna, tokie kaip blokai susidarę. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu irgi padaryti taip, kad tu sujungtumai tas dalis visumoj, kad tu galėtumai prisiminti. Tai čia, aš manau, tavo pasąmonė ruošia tam, žinok. Čia, žinok, šiurpuliukai. Pasąmonė ruošia. Labai įdomu. O tai kaip gaunasi, ar tuo metu, tarkim, kai aš mačiau savo pasąmonę ir tuo pačiu aš jau buvau išlipusi iš savo fizinio kūno. Tai mes tuo metu buvome kaip 3, ar ne? Taip. Wow. Jo, čia skilimo momentas, čia, žinok, čia yra dar gilesnis lygis, kai tu jau eini iš tos pusės. O gal aš dabar galiu susinchronizuoti tą bendrą atmintį tokią? Taip. Kad tos dalys išsilakščiusios vis tik parneštų atmintį į mano tą, aš sugebėčiau tą atmintį parnešti į kūną. Taip. Čia tik tavo, žinok, jo, gali, nes čia tavo intencija. Tu tik pasakai, aš noriu, pasąmonėj pasakai, aš noriu to ir viskas, sinchronizacija įvyksta. Aš labai to noriu, nes mane tas, aš grįžtu iš projekcijų, aš žinau, kad buvo daugiau, bet aš prisimenu esminius dalykus ir tai turiu labai skubiai užsirašyti, viską atrodo tiesiog, kad su trintuku viskas trintų atmintį. Taip, dėl to taip ir žinau, kad buvo daugiau, bet negaliu prisiminti. Nes tos mano kūnas, kuris keliavo, ta atmintis neįsiintegravo į mano tą fizinį kūną, į smegenis, į tą sąmonę. Bet aš noriu tą sinchroną padaryti, man tas labai labai noriu. Aš nebejoju, kad tu nori. Taip, tai čia paprasčiausias dalykas. Prieš projektuoja tiesiog susitarsi savo pasąmonės, kodėl, sako, žmonės sapnuoja ar neprisimena, tiesiog nėra susitarimo su pasąmonė. Arba netgi, pavyzdžiui, aš norėčiau, tarkim, sužinoti savo šešėlinės pusės, nėra tos
sinchronizacijos su pasąmonė ir tu, Mhm. nes pasąmonė tau leis, kai tu jau būsi pasiruošęs tiesiog. Mhm. Čia yra jau, aišku, yra dar daugiau metodų. E, bet, Bet visų pirma, va, tu turi žinot, ar ne, ko tu nori, kad ko tai tu įvyktų taip. ir kodėl tu to nori. Mhm. Mhm. Būtent. Gerai, tai aš jau išreiškiau savo valią ir norą. Taip. Ir aš išreiškiu prie to pačio tą patį. Mhm. Tai čia buvo skilimo momentas, žinok, pas tave. Nerealiai. Mhm. Nes aš anksčiau, aš nežinau, aš tau gal ir buvau sakęs anksčiau, kad aš vis kviečiu pasąmonę, bet aš ją tik girdžiu, o noriu pamatyti. Mhm. Man toksai tas noras buvo pamatyti, kad pasirodytų. Va. Mhm. Geras, labai fainai. Mhm. Gerai, tai man ji tada pasirodė ir po to aš neprisimenu, ar aš po to skridau toje tamsoje per vėją ir audrą, ar tai buvo vėliau. Aš tą momentą prisimenu, bet kaip sakau, ta atmintis grįžta, neprisimenu, kas net po ko buvo, kai kurių Mhm. dalykų. Jo, svarbu, kad Gal, užsirašai. gal pažiūrėkim tą momentą, nes jis man irgi toksai, aš dar nepatirtas buvo, kad aš skridau per tamsą ir per lyg tokia kaip audra būtų, lyg toksai. Dabar pasakysiu, o tą naktį ar tą dieną, ar buvo kažkas, kad lytų, ar dar kažkas? Ar prisimeni? Neprisimenu, Nes reikėtų dabar dar žvilgtelt atgal. pasakysiu vieną dalyką, kai tu projektuojas ir kai tu išeini iš kūno, per projekcijos metu, nors iš tikrųjų tu esi, tavo pasąmonė viską stebi, ne? Kai tu pasieki tą tašką, ne? Kai kopiją sukuri ir kai tu išeini, tu gali pajusti visas stichijas. Ir audrą, ir lietų, ir vėją. Bet ta audra ar bet kokia stichija tavęs negali sužaloti. Tu nejauti. Mhm. Yra sensoris, tu gali, ta prasme, išjausti, susilieti, bet tavęs sužeisti neįmanoma. Man įdomus va tas momentas, kad ten buvo tamsa, o aš projektavausi tai dieną per pietų miegą, Mhm. per pietų laiką, ne taip pasakiau. Ir buvo tamsu, ne? Ir buvo tamsu, aš skridau per tamsą. Ar čia buvo, kad aš į tą erdvę, kitą paralelę išskridau per tą tamsą? Jo, tave išnešė į kitą erdvę. Mhm. Dažnai tai būna projekcijose, kai tave išneša į kitą erdvę. Mhm. Mhm. Ir tada aš atsidūriau toje tokia kaip mažutė virtuvė, taip man pasąmonė rodė, o kaip tu ją dabar matai. Ir aš tą šerkšną, toksai labai storas sluoksnis jo buvo, ne šiaip kaip ant lango būna žiemą, toks plonas šerkšniukas, jis buvo toks storas, kad aš taip perbraukiau ir sniego rankoje atsirado. Mhm. Tarsi tą langą pravaliau, taip ir tada ta mergaitė atėjo. Aha. Tas šerkšnas vėlgi man asocijuojasi, kai tu prieini tą ribą, kai tu prieini tą tyrumo ribą. tą Ir dar langas irgi toks. langas, ar ne, portalas, simbolis. jo, langas tai Portalas. portalas reiškia. O ta sniego tekstūra irgi tokia, tu jutai tą sniego tekstūrą? Jutau. Išjutau kiekvieną jo medžiagą, Nes dalelę. aš mėgavausi tarsi, va taip perbraukiu ir toksai, atrodo, tu esi tame. Jo, nes kai aš atkreipiau dėmesį, kad ten visi pojūčiai sustiprėjo, daug stipriau viskas. Tu jauti kiekvieną dalį, kiekvieną medžiagą, kiekvieną. Ir tas vidinis džiaugsmas, tas toksai, wow, koks. Ir dar toks jausmas, netgi, kad tu tai darytum pirmą kartą. Būtent, jo. Nes kitas jausmas. Atrodo nepatirtas jausmas, toks paaštrintas, jo.
Jo, teisingai sakai, va tie sensoriai visi tokie pastiprinti, labai Va, stipriai jau pastiprinti. Aha. 100 kartų stipresnė. Ne, Dėl to tas jausmas ir yra, kad pirmą kartą, nors tu ne pirmą kartą gyvenime sniegą lieti ir braukė, bet atrodo, kad va taip, kaip tu tuo metu lietei, taip buvo pirmą kartą. O iš tikrųjų dabar žiūrėk, mes fiziniai erdvėj irgi turėtumėm pabūtent, turėtumėm išmokti išjausti, bet antiek viskas yra sustumta, kad mes jau nebemokam to patirti. Įsivaizduoji, kaip viskas yra O užbukinta. turėtų būti taip antraip, ar ne? Taip, turėtų būti taip, kaip tu jauti. Astraliniai projekcijai kažkas panašaus. Gerai. Tai aš tuo veiksmu, ką aš padariau? Kas įvyko? Perėjau į kitą laiko juostą Taip, perėjai kitą laiko juostą. ir toji mergaitė atėjo. Aš jos paklausiau, koks jos vardas ir ji pasakė mano vardą. Ir aš iš karto net nebuvo tos nuostabos, bet džiaugsmas toksai gal buvo, gal galim tai pasakyti. Ir aš ją paėmiau į rankas ir ji leidosi paimama į rankas, tarsi to irgi norėtų. Ir Jo, mes apsikabinom, džiaugiamės vieną kitą. susijungimas buvo. O kas tai dabar, kas ten per paralelę, kur aš ten nuėjau, kodėl pasąmonė mane ten nuvedė? Susijungimas su savo vaiku vidiniu, bet čia man toks atrodo tas paralelinis, kaip astralinis pasaulis. Paralelinis astralinis pasaulis. Pasaulis, Tai ji irgi astrale buvo. Taip. Tai įsivaizduoji, yra tokių žmonių, kurie moka projektuotis. Yra tokie kaip čia dabar tau pasakius? Yra tokių pasaulių paralelinių, kurie moka projektuotis ir daug ką padaryti astraliniuose pasauliuose. Oho. Nes kodėl tai sakau, iš tikrųjų, man irgi čia buvo naujiena. Iš tos knygos, kur dabar skaitau, ar ne? Yra rašoma, kad tas rašytojas, kuris jisai daug patyręs jau ir turi to jau žinojimą, ta prasme, daug patirties, va taip va. Tai jis gali matyti netgi savo vaikus, kai vaikai išeina į astralinį pasaulį. Ypatingai vaikai, kurie pradeda vaikščioti. Jie labai dažnai atsiranda astraliniuose pasauliuose. Tai vat toj realybėj, kur tu dabar sutinki savo astralinę, tą paralelinę šeimą, tai jie yra labai gerai įvaldę tą vat astralinį pasaulį. Nu, geras. Dėl to ir nebuvo tos nuostabos tokios iš mergaitės, pavyzdžiui. Taip. Nes jinai žinojo, kas tiem susitiks. Ji žinojo, kad su manimi susitiks, ar ji laukė manęs? Laukė. O tas amžiaus, tas tarpsnis, ar jis yra kažkuom ypatingas, nes aš jau vieną kartą buvau susitikusi su savimi, kur ten gal metukų 2 buvau, kur prisiminė projekcijoje, aš negalėjau matyti, bet aš jutau rankytes delnuose. Ir dabar atrodo, tas amžius dabar šoktelėjo truputį viršų, jau mačiau. Nes tavo paralelinių, tavo pasąmonė nori ką pasakyti, kad tavęs daug yra visose skirtingose realybėse. Tavęs daug skirtingose realybėse yra. Aš jau tą pradedu suprasti, bet bandau dar kažkaip
visada prieš projektuodama atsiprašau, kad pasąmonė parodytų, kas svarbu ir vat šį kartą aš susitikau visą savo šeimą. Mamos tik nebuvo. Mama nespėjo. Aha. Nes taip ir jutusi, kad vat aš dar taip žvilgčiau į tą pusę, kažkaip net atrodo mačiau, iš kurios pusės ji turėtų ateiti. Jinai nespėjo paprasčiausiai. Gal užtruko projekcijose. Bet tėtis manęs, man atrodo, net pažino, nes aš kai pasakiau kačiuko vardą, jis manęs paklausė, iš kur tu žinai. Gal nesusikonektinot? Tai su mergaitė susijungiau, nes aš ją rankose laikiau, ar ne, kažkaip mes Taip. vieną kitą pažinom. Aha. Taip, Aha. taip. O su tėvuku turbūt nesusikonektinot. Kažkaip tais tai. Aha. O yra dar kažkokie, ar dabar jeigu grįžtam į tą projekciją, ar ta mergaitė nori dar man kažką pasakyti, perduoti, pasakyti, ko aš gal perdavė, gal aš tik neprisimenu. Jinai perdavė. Jinai tikrai jūs per tą susijungimą? Kažkokį tai žinojimą jinai tau perdavė, tik tu gali žinoti. Ir tas žinojimas yra tavyje. Apsikeitėt informaciją. Bet ji žinojo, ar ne, kad aš ateisiu. Nu čia tai wow. Jo, žinojo, jinai laukia tavęs, taip. Gerai, o tada tas momentas, kai krito žaliuzės ant kiekvieno lango, ten šuo pradėjo loti, toksai kaip išgąsties tokia vibracija kažkaip pasijuto, tokį greičiu, tos užuolaidos pradėjo leistis, aš tik spėjau pradėti žiūrėti, kas per paveikslai, raštai, visokiausi paveikslai. Kas ten nutiko, kodėl taip nutiko? Žinai, man toks jausmas, kad fizinėje erdvėje šuo pradėjo loti. Bet ne pas mane? Ar kaimynų, ar kažkas, ar laukia kažkas. Aha. O čia iš mano realybės pradėjo Iš tas šuo tavo loti? realybės, aha. Man rodo, iš tavo realybės. Ir kaip jis tai sujudina kažką tais? Nu, tavo kūnas sureagavo, tas, kuris liko miegoti. Ir tada tavo pasąmonė kažkaip irgi ruošia, kad tu prisimintumai detalės. Toks kaip užsidarimas, kaip pasisveikinimas, bet aš kažkaip matau ant tų užuolaidų kažkokius tai raštus, kurie kaip mandalos, kaip simboliai kažkokie tarsi būtų. O ten taip ir buvo, kad kiekvienas turėjo savo langą? Kiekvienas turi savo kažkokį tai, kaip tas langas, tai kaip tu projektuojas, tu palieki savo kūną, ne? Mes taip jaučiam, kad mes projektuojam, mes paliekam, ne, išeinam virš. Tai ir jie tą patį. Nes jie buvo astraliniai erdvėjai. Ir tas langas tai yra portalas grįžimas. Man taip asocijuojasi. Grįžimas atgal į kitą realybę. O tai čia ne tik aš išėjau iš tos projekcijos, tai ir jie išėjo, taip gaunasi. Taip. Aha. O dabar tos žaliuzės nukritusios su tais raštais ir, kaip tu sakai, mandalomis, ar tai buvo mano akims ir sąmonėje labai greitai perduota žinutė, kažkokia galbūt, kurią aš pamačiau ir sugėriau save, bet su protu dar nesuvokiau? Jo, čia tau perduota žinia. Ar čia, nes aš tik vieną mačiau, bet jutau, kad visiems taip nutiko, va toksai tarsi žinojimas, kad visų užsidarinėja, bet konkrečiai mačiau vieną, gal aš tos mergaitės mačiau, nežinau kieno. Čia toks jausmas, kad kaip prisimink, kas įvyko projekcijoje. Tokia kaip atminties kažkokia tai
kažkoks simbolis tarsi būtų. Toks kaip Aha, aktyvatorius tavo projekcijos. aha. Vau, Tai, kaip įdomiai, tu kaip įdomiai čia. aha, Mhm. tai čia toksai kaip paskutinis tas bliksnis, kad nepamirkščiau, ar ne, viso Mhm. to. Taip. Nes jis tikrai buvo tas toksai, nu, wow, momentas, aš paskui ir atsimerkiu ir galvoju. Aš net tuo metu, kai žiūrėjau į tą paveikslą, man buvo toksai, wow, Jo, aš įsivaizduoju. taip stipru buvo. Mhm. Ir galvoju, kas čia dabar dar tokių nemačiau. Aha, gerai. Tai ar yra dar kažkas iš šios projekcijos, ką man pasąmonė norėjo parodyti ir ar dar kažkas, ką aš turėjau padaryti galbūt, bet nespėjau, nes šuo pradėjo loti. Bet žinai, to šuo irgi ne šiaip sulojo, kad toks Aha, viskas yra, žinok, taip, kaip ir turi būti. Jeigu jis bet tas, nebūtų sulojęs, gal tu nebūtumai dar prisiminus kažkokiu tai detalių, žinai. tai tas šuo nebuvo kaip toksai interferentinis, tas šuo buvo labiau kaip Nebuvo interferencijų. kaip ir sustiprino tą. Taip. Gal aš net nebūčiau tų užuolaidų pamačius, gal Mhm. būčiau kažkaip į kitą erdvę panirusi ar kažkas dar tokio. Mhm. Ir dar va tas momentas, kur sakiau, kad per visą projekciją aš buvau grįžusi net keletą kartų, bet man toksai buvo, aš nenoriu dar grįžti ir aš vėl atsipalaiduoju ir vėl projektuojuosi ir į tą pačią vietą, iš kurios išėjau. Aš jutau, kad ta projekcija buvo be galo ilga, Mhm. nes aš sugrįžau ne vieną kartą atgal. Dažniausiai būdavo anksčiau, kad jeigu aš jau sugrįžtu, tai jau ir viskas. Mhm. Man jau nebepavyksta grįžti, o šį kartą buvo kažkaip, aš noriu sugrįžti. Ir buvo tęsinys. Ir buvo tęsinys, aš Bet tu grįžau į nepameni. tęsinį Mhm. labai keletą kartų. Mhm. Tai ta visa projekcija buvo tęsinys, visa projekcija. Ar kai pabaigiai, tada grįžinėjai? Tęsinys, aš buvo kažkokiais momentais jusdavau, kad aš slystu, kad jau esu beveik kūne ir tada ne, aš noriu grįžti. Ir vėl atsipalaiduoju ir vėl projekcijoje ryškiai matau. Tai tu valdai, išmokai valdyti, ne? Jo, va toksai kaip valdymas toksai Oho, prasidėjo. labai gerai. Nu, Sakau, supranti, pirmą tą kartą taip, fokusą išlaikyti nėra. anksčiau to nedariau. Jo, čia vadinasi fokuso išlaikymas. Jo, tu jau sugebi išlaikyti. Mhm. Ilgiau projekcijai išbūti. Čia labai gerai. Aha, ir tas momentas buvo, kai nusileido tos žaliosios, kaip sakau, aš galėjau dar kartą, jeigu būčiau norėjus, aš būčiau sugrįžusi, bet Mhm. man toks jausmas jau buvo, aš jutau, kad aš buvau labai ilgai ir kad man šiam kartui užtenka ir kad aš noriu užsirašyti viską. Aha, nes turbūt jau tu pajutai, kad jeigu dar ilgiau pabūsi, tiesiog tu nebeprisiminsi. Per daug visko bus, visko Jam, tikrai taip, neprisiminsiu. aha. Mhm. Matai, sąmoningumas, budrumas yra labai gerai. Mhm. Gerai, tada viskas, ar ne? Mhm. Man bet jau kaip ir aišku, smagu. Tai čia pagrinde aš dar kartą grįšiu prie to tikslo pasąmonė su ta mergaitė, kad aš susitikčiau, dar kartą parodo, ar ne, kad kiek tų dalių yra daug. Taip. Čia tas buvo esminis raktas. Mhm. O tas metų, tas tarpsnis, tas amžius, jos kai jau taip tos įdomiai, taip, nes 12 metų vaikas pirštus nežiūri, bet jin taip kažkaip žiūrėjo, taip į tos pirštus, sako, greitai 12. Nes astralinėse projekcijose labai kažkaip žmonės atkreipia dėmesį į pirštus, kitiems netgi tirpsta pirštai. Jeigu tirpsta pirštai, tai vadinasi, kad, kaip tau čia dabar išsireiškus, kad tavo tas trečiasis aš stebi ir tu žinai, kad tai yra tavo pasąmonės kopija.
Nes aš irgi kažkurioje projekcijoje, ar ne, tas savo rankas žiūrėjau, kur ten 6 pirštai buvo atsiradę. Man čia tas rezonuoja taip, nes tu matei Aha. kaip tavo kūnas, ane? Mhm. Ir tu matai kaip tavo kopija ir tu stebi tuos pirštus. Tai čia, žinok, irgi signalas buvo prie to pačio, kad tu galėjai matyti savo tą kopijos kūną. Mhm. Bet čia konkrečiai apie tą mergaitę, kad ta mergaitė į savo ranką žiūrėjo ir tos pirštus kažkaip skaičiavo. Mhm. Nes jinai žino, kad jinai astralinė projekcija. Jinai žinojo, jos buvo sąmoninga projekcija. Aha, tai čia jos tiesiog momentas buvo kažkaip išlaikyti fokusą ar kažkas Taip, išlaikyti fokusą. Ja, tu kaip čia fainiai. Tai įsivaizduoji, kiti sąmoningai tai atlieka, tai daro Aha. šeimomis ir wow. Wow, šeimomis net. Bet Mhm. kaip su katinu? Tai gyvūnai irgi projektuojasi prie to pačio. Jie Wow. įsijungia, aha. Nu geras. Gyvūnai irgi sugeba projektuotis. Visa šeima kartu, ar ne? Mhm. Nu gerai, integruoju aš visą informaciją iš tos projekcijos, labai daug gerų dalykų sužinojau, tai kas man jau buvo labai norėjosi sužinoti. Mhm. Gerai, ir tada išeinam iš tų erdvių, ar ne? Mhm. Gerai, išeiname saugiai. 3, 2, 1. Uždarau šitą hipnozę. Mhm.